Vieną saulėtą dieną du broliai, geriau žinomi kaip smalsučiai, išėjo į kiemą, nes reikėjo išmesti susikaupusias atliekas. Broli, ar kada nors susimastėjai, kur keliauja visos šios atliekos? Nelabai. Manau, mūsų šiandienos nuotykiai prasideda. Tik šiukšliavežė atvažiuoja. Ir nusprendė smalsučiai išsiaiškinti, kur keliauja atliekos. Sveiki, aš esu žaliasis inspektorius. Esu čia, kad padėčiau išvengti sąvartynų augimo. Ar susimąstėte, kad kasdien išmetame daugybę atitarnavusių ar tiesiog nusibodusių daiktų? Be to, tiems daiktams pagaminti buvo sunaudota keliasdešimt kartų daugiau žaliavų, nei jie dabar sveria patys. Pagaminus vieną mobilųjį telefoną susidaro 75 kg atliekų, o dviem kompiuteriams pagaminti susidaro apie 3 tonas atliekų. Tiek sveria dramblys. Kas metus pasaulyje susidaro 400 milijonų tonų atliekų. Tiek sveria 130 milijonų dramblių. Jei tiek daug šiukšlinsime ir toliau greitai ne tik gyvensime viename dideliame sąvartyne, bet ir iššvaistysime savo gamtinius išteklius. Atliekos savaime suirs labai negreitai. Aplinkoje popierius suyra per 2 metus, plastikas suyra per 200-500 metų, metalas suyra per 90-500 metų. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip sekasi smalsučiams. Sveiki. 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 Norėjom paklausti, šiandien Šiaulių sąvartynas. Domimės, kur keliauja atliekos. Taip, jūs pataikėte teisingai. Atvykote į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, kuris randasi Šiaulių regione, Aukštrakių kaime. Ir čia keliauja atliekos iš viso Šiaulių regiono, kurias mes išmetam į šiukšlių dėžes. Kiek tonų per metus privežat šiukšlių? Į sąvartyną per metus atvažiuoja apie 120 tūkstančių tonų atliekų. 120 tūkstančių? Apie pusę jų galėtų būti perdirbamas iš tikrųjų. 20-30% plastiko, tai yra ir buteliai, ir plėvelės, ir popierius tinkamas panaudoti, ir stiklo, ir metalo atliekos. Pažiūrėk, broli, kiek daug perdirbamų atliekų. Tikrai labai daug tinkama perdirbti plastiko. Va, popierėliai, kuriuos nepagalvoja išmetame į šiukšlių dėžę. Visi čia, kuriuos galėtume perdirbti. Šokoladų pakeliai, saldainių pakeliai. O kaip įmanoma išvengti tokio didelio sąvartyno? Sąvartynas yra pats netinkamiausias atliekų tvarkymo būdas. Pirmiausia, prioritetas yra, kad mes turim atliekų iš viso vengti. Antras būdas, tai yra jas panaudoti kažkur tai ar perdirbti. Broli, koks gražus šuniukas. Kaip gerai, kad tave išgelbėjo. Dabar būtum sąvartyne po traktoriaus ratais. O koks šitų mašinų kelia? Mašina turi užvažiuoti ant svarstyklių, kur yra pasveriamos jos, ir atliekų priėmėja užregistruoja mašinų svorį. Pasisvėrusios mašinos važiuoja į atliekų kaupą, ten atliekas išpila, grįžta atgal, vėl pasisveria tuščią mašiną ir tada registruojamas atliekų svoris. Tai labai ačiū Jums už pravestą ekskursiją po Šiaulių regioninį sąvartyną. Prašau, nepamirškime, kad efektyviausias būdas tvarkyti su atliekom tai yra vengti jų susidarimo. Mes kiekvienas galim prie to prisidėti keisdami savo įpročius, neišmesdami tų atliekų, kurias galima perdirbti ar panaudoti. Paprasčiausiai mes galime atiduoti kitiems. Na, o jeigu tenka išmesti atliekas, tai atskirkime tas atliekas, kurias galima perdirbti. Rūšiuokime. Rūšiuojant, atliekos skirstomos pagal tai, iš ko jos pagamintos. Perdirbus atliekas, gautos žaliavos panaudojamos naujiems daiktams gaminti. Žaliasis stiklo konteineris. Į jį galima mesti
stiklinius butelius, stiklainius, nereikalingus stiklo indus, stiklo duženas nemesti, krištolo, veidrodžių, keramikos šukių, elektros lempučių, stiklinių vaistų buteliukų, dažais ar tepalais užterštos taros, nes šios atliekos yra kitos struktūros ir jų kartu perdirbti neįmanoma. Geltonasis plastmasės konteineris. Mesti plastikinę pakuotę su įspaustais ženklais, plastikinius PET butelius nuo įvairių gėrimų, polietileno plėvelę, maišelius, plastikinius butelius ir dėžutės, maisto ploviklių ar šampūnų pakuotės, jeigu ši pakuotė išplauta, kombinuotas pakuotės ir metalinę pakuotę. Nemesti videokasečių, fotojuostelių, kompaktinių diskų, pakelių nuo traškučių. Mėlynasis popieriaus konteineris. Mesti kartoną, laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius, vokus, popierių, knygas be kietų viršelių. Nemesti vaškuoto, parafinuoto, tepaluoto popieriaus ir kartono, riebalai sutepto popieriaus, pavyzdžiui, picų, sviesto dėžučių ir panašiai, panaudotų popierinių nosinių, servetėlių, popierinių rankšluosčių. Kita atliekų grupė – tai biodegraduojančios arba žaliosios atliekos. Tai natūraliai suyrančios medžiagos, kurias tinkamai tvarkant pasigamina kompostas, tinkamas augalams tręšti. O į sąvartynus vežti šių atliekų negalima, nes joms buvant bedeguonėje aplinkoje sąvartynuose išsiskiria metanas. Šios dujos yra degios ir gali sukelti sąvartynuose gaisrus ar net sprogimus. Be to metanas – vienos iš klimato kaitą didinančių dujų. Kompostuoti šias atliekas galima namuose arba išvežant į kompostavimo aikšteles, kur jos kompostuojamos pramoniniu būdu. Atliekos iš jūsų žaliųjų atliekų konteinerių taip pat bus išvežtos į kompostavimo aikšteles. Kompostuoti tinka įvairios virtuvės atliekos, pavyzdžiui, daržovių liekanos, kiaušinių lukštai, arbatos pakeliai, kavos tirščiai, naminių graužikų natūralūs pakratai, sodo atliekos, pavyzdžiui, lapai, žolė ir šienas, piktžolės, smulkintos šakos, velėna, pjuvenos. Atminkite, kad yra ir tokių atliekų, kurių mesti į prie namų esančius konteinerius negalima, o dėl jų dydžio ar keliamo pavojaus aplinkai reikia vežti į specialias aikšteles ar surinkimo punktus. Tai yra didelių gabaritų, elektros, elektronikos, buityje pavojingos statybinės atliekos, kurios priimamos atliekų priėmimo punktuose ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Tai kokias didelių gabaritų atliekas šis punktas surenka? Ir kas su jom nutinka? Visų pirma, tai tokios didelių gabaritų ir kompleksinės atliekos, kuriuose yra daug skirtingų medžiagų ir kurių neišardžius perdirbti neįmanoma. Šias atliekas aikštelės darbuotojai išardo iki detalių, kurias galima išrūšiuoti. Šiose aikštelėse taip pat priimamos buitinės pavojingos atliekos, tokios kaip akumuliatoriai, dėžutės nuo dažų ar vaistų. Šios atliekos keliauja į pavojingų atliekų sąvartynus. Ir galiausiai, tik labai nedidelė dalis atliekų, tos, kurių negalime perdirbti, gali būti vežamos į sąvartynus, nes šios atliekos niokos mūsų kraštovaizdį kelis šimtus metų.